Labadiena. Šiandien norėčiau pašnekėti apie trečią mitą, kuris susidaręs ganėtinai nuo senų laikų. Tai yra mitas pavadinimu spyruoklinis čiužinys yra pats geriausias čiužinys, pats ilgaamžiškiausias, patikimiausias čiužinys. Šioje vietoje turiu spyruoklinio čiužinio pavyzdį, kurį naudosime aptariant spyruoklinio čiužinio šios tris aspektus. Dabar, kad čiužinys spyruoklinis yra pats ilgaamžiškiausias čiužinys. Dažniausiai susijęs su tuo, kad žmonės įsivaizduoja, kad metalas viduje tai yra garantas čiužinio ilgo tarnavimo laiko. Matome, spyruoklės viduje yra tikrai metalinės, jos dirba, amortizuoja, tai gali sukelti įspūdį, kad tai yra ilgaamžis dalykas. Bet mes matome, kad nemiegam tiesiogiai ant pačių spyruoklių metalo. Tai neįmanoma, nepatogu. Yra paminkštinančios medžiagos ant spyruoklių viršaus, kurios suteikia komfortą, nejauti per jas pačių spyruoklių bloko, metalo ir kitų visų dalykų, nelygumų tarp pačių spyruoklių. Tai sakyti, kad mes gauname daiktą, kuris tarnauja ilgai, yra patikimas, dėka to, kad miegam ant metalo negalime, mes miegame ant poliuretano ar latekso šioje vietoje, kuris yra tarpinė medžiaga, o viduje mes turime bloką, kuris dirba ir priema pagrindinį mūsų svorį ir jį paskirsto. Tai sakykime taip, jeigu spyruoklinį čiužinį imame pigesnę kategoriją iki 500 eurų už dvigulį, nesitikėkime, kad medžiagos šitos plonos 3, 2, 4 cm storio iš apačios ar viršaus, jos bus pakankamai kokybiškos ir prabangios. Tai bus pigus poralonas dažniausiai 18, 20, 24 tankio. Tai grubiai tariant, 4-5 metų laikotarpyje šitas poralonas pradės sėsti, jisai suminkštės tam tikrose vietose, biškai prasidės įsigulėjimai ir mes pradėsime jausti ypač petimi spyruoklės tose vietose, kur yra sunkiausios mūsų kūno dalys. Tai nuo to, kad spyruoklės pačios jos tarnaus 10-15 metų, visiškai nereiškia, kad jos įtakoja ir 10-15 metų tarnaus tos viršutinės medžiagos, kurios suteikia komfortą mums. Dabar kaip padaryti spyruoklinį čiužinį kuo patikimesnį, ilgaamžiškesnį ir atitinkantį savo tą, sakysim, požiūrį, kad jisai būtų kokybiškas, ilgai tarnaujantis ir patikimas. Tai pirmas dalykas tai yra netaupyti šitoms medžiagoms, kurios yra virš spyruoklių. Tai yra poliuretanai ar lateksai. Lateksas, jeigu bent jau 3 cm storio geros firmos 70-65 tankio. Porolonas bent jau, jeigu tai yra paprastas porolonas, bent jau 24, 26, 28 tankio, kad būtų. Jeigu tai hašerinis porolonas aukšto elastingumo, bent jau, kad jisai būtų minimaliai 3 cm storio ir irgi tankis būtų bent jau 36-40. Tai įtakos jo ilgaamžiškumą ir galima sakyti, su tokio lygio medžiagomis čiužinys gali 9-7 metus drąsiai patarnauti spyruoklinis be juntamo išsigulėjimo. O geresni spyruokliniai čiužiniai daromi su antčiužiniais virš to paimamas vatros branduolys, kaip pati bazė. Tai spyruoklinis čiužinys ir porolonai iš viršaus apačios šonai sustiprinti. Ir ant viršaus uždedamas 5, 7, 8 cm antčiužinis iš to pačio. Ar tai būtų lateksas, tai būtų porolonas ar hašerinis porolonas. Ir tada mes gauname pakankamai storą sluoksnį viršsluoksnį, kuris duoda ir komfortą, ir tuo pačiu labai ilgai neišsigulės ir beveik niekada nesijaus spyruoklių, jeigu bus šiek tiek ir pasidėvėjimas pačiame čiužinyje. Dar norėjau pašnekėti apie dulkių erkutes, kurias mes visi suprantame, kad jos egzistuoja mūsų aplinkoje. Ir pačios dulkių erkutės tai yra labai mažas gyvūnėlis, kuris yra 200-400 mikronų dydžio. Jisai matomas pagrindai yra tik tai su mikroskopu. Jų, sakykime, gyvenimo aplinka dažniausiai yra pakankamai didelė drėgmė, iki 80, į temperatūrą apie 23 laipsnius šilumos ir pavėsis būtinai ir daug visokiausių medžiagų, kuriomis jos minta. Tai yra pleiskanos, plaukai, tos pačios, sakysim, kitų vabalų liekanos. Tai visas yra dalykas jų maistas. Jos labiausia bijo tiesioginės saulės šviesos. Šitas dalykas jas žudo, jos negali gyventi atviroje saulės šviesoje. Dėl to rekomendacija yra, kada mes turime savo čiužinius prižiūrėti taip, kad jeigu yra galimybės dienos metu
atkloti kaldrą, kad saulės spinduliai einantis per langą patektų ant pačio čiužinio ir taip naikintų dulkių rakutes. Spyruokliniai čiužiniai yra geriausias pavyzdys, kur kauptis dulkių rakutėms. Tai yra viduje oro tarpas, kuris yra ideali terpė dulkių rakučių kaupimuisi. Medžiagos pačios patenka per pačius poliuretanus ar lateksus esančius tarpelius. Čia vis tiek nėra pilnai viskas uždara ir per tam tikrą laiką tos medžiagos kaupiasi spyruoklinio čiužinio viduje ir paprasčiausia tenais gerai gyvena pačios dulkių rakutės. Žmogus nėra alergiškas pačioms dulkių rakutėms, jisai yra alergiškas dulkių rakučių išmatoms. Tos išmatos patenka į kvėpavimo takus ir sukelia įvairias ligas ir alergijas. Dėl to ir rekomenduojame, kad čiužinį nereikia laikyti 20-15 metų. Čiužinius reikia keisti. Higienos normos nustatytos yra apie 7 metai vidurkis. Tuo dalyku pagrinde visi čiužinių gamintojai ir orientuojasi.